Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite tinklalaidę apie koncepciją Human First. Baltarusijos standartizavimo organizacija įtvirtino pirmus UST styginio transporto standartus. Komplekso Unilight 5 ypatybės. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Platformoje išleista nauja tinklalaidė su Aleksėju Suchodojevu, socialinės rizikos kapitalo ekosistemos SVC vienu iš steigėjų. Nuoširdaus pokalbio metu Aleksėjus dalijasi asmeninę istoriją, vertybėmis ir principais, kurie yra bendruomenės pagrindas, ir paaiškina, kodėl filosofija Human First tai ne šiaip tendencija, o tvaraus augimo pagrindas. Nepraleiskite progos išgirsti eksperto požiūrį į pasaulį. Baltarusijos Respublikos valstybinis standartizacijos komitetas oficialiai įtvirtino UST technologijos nacionalinį standartą. Reglamentuojantis dokumentas įsigalios nuo 2025 m. Liepos 1 dienos. Standartas nustato pagrindinius technologijos terminus ir apibrėžimus. Standartas yra strategiškai svarbus etapas diegiant inovatyvų transportą į miesto infrastruktūrą. Atskleidžiame svarbes ir įdomias pirmo komercinio įmonės projekto detalės. Kiek lengva jo konstrukcija, palyginus su kitomis UST sistemomis? Koks jo rekordiškas energijos suvartojimo efektyvumas? Koks jo greitis, palyginus su analogais? Apie tai papasakojo ekspertai UST publikacijoje. Tai buvo pagrindinės šios dienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.